Nu tai ką, sveiki visi, čia Blogdamas Puvas ir štai pristatau CSGO pamoką numeris 5. Ir ką, šioje pamoka parodysiu, kaip aš treniruoju savo aimą ir kaip siūlau jums treniruotis jūsų aimą, nes, kaip žinote, aimas yra vienas svarbiausių elementų pačiame žaidime, ką jūs turite mokėti. Tai ką galime pradėti. Taigi, dabar kaip matote šitą visą ekraną, pas mane bus visiškai kitas ekranas, aš pasidaręs widescreen rezoliuciją. Tai jums reikės dėl to priprasti, dėl to, kad aš prie tokios šaudau, aš prie tokios pripratęs, man taip geriau žaidžiasi. Nežinau kaip jums, dabar kaip įsirašyti šitus visus mapus, tai yra tiesiog nueinate į visus linkus apačioje, kuriuos atsiunčiau, kuriuos įkėliau į descriptioną, paspaudžiate subscribe ir kai būna subscribe, jūs jau turite turėti workshop'e, tiksliau pačiam Counter-Strike'e, tuos mapus įrašytus pas jūs. Tai ką, visą laiką pradedu aš trenintis nuo Training Aim CSGO 2. Nu va, kaip matote, šitame map'e yra paprasčiausi dalykai, tai jau tarkime, dabar pasimsiu kokią AK. Gerai, tai va, štai yra visas ekranas, tai ką aš darau, dažniausiai nustatau antrą poziciją, bet galite jūs ir pirmą. Ir kad prasilavinti savo ranką, aš įsijungiu Classic Fast Aimingą, spaudžiu Start ir tiesiog šaudau į šitus taškelius. Tuomet pašaudęs kokias 10-15 minučių įsijungiu Angles and Sliding, prieinu prie pat, spaudžiu Start. Ir kaip ką čia reikia daryti, o taip šaudėt. Nu tai ką po to darau, tai praeinu dar burst trainingą, bet čia nėra svarbu Intensive Fast Aiming. Tai per šitus trainingus aš prasilavinu savo ranką, kad galėčiau toliau eiti į kitus mapus. Tuomet einu į Recoil Master mapą. Nu tai va, kaip matote, čia yra toks mapas, čia galima pasirinkti ginklus. Ir kaip aš darau, tai aš tiesiog stoviu ir bandai tiesiog šaudyti ir vesti pelytę pagal šitą žalį skrituliuką. Kadangi dabar visiškai neprasipraktikavęs, čia nelabai gerai recoilą suvaldau. Tai va, galima pasikeisti bet kokius ginklus, o SMK dabar nelabai gerai šaudau aš. Tuomet einu į Fast Aim Reflex Training mapą. Čia treniruojuosi headshotus. Tai kaip treniruotis, tai tiesiog šaudyti ten, kur eina priešas. Ir paskutinis mapas tai būtų Aimbots. Šitas mapas yra pats paprasčiausias. Tai va, šitas mapas irgi yra gan paprastas, tiesiog galite pasirinkti ginklą bet kokį, čia yra pilna optionų, ką galite padaryti. Tai galite padaryti, kad judintis targetas čia būtų, galite padaryti, kad judėtų priešai, čia šokinėtų, netojėtų, net nežinau, tokių dalykų. Išsijungti sienas, paspaudė šitą. Ir va, sienos bus išjungtos. Ir tiesiog mokinkitės sprėjų. Tai visi šį video bandžiau kuo greitesnį padaryti ir kuo paprastesnį, dėl to, kad nelabai turiu daug laiko, nes man 10 klasės kalbėjimo dabar egzaminas rytoj. Ką, ačiū, kad žiūrėjote. Pakomentuokit šitą video, ką manote apie šitos mapus, ar jūs treniruojatės kitur, ar šitose mapuose, kaip jūs manote geriausia yra treniruotis. Palaikinkite šitą video, jeigu mane matėte pirmą kartą, paspauskite prenumeruoti, nes keliu kiekvieną ketvirtadienį, penktadienį, sekmadienį 7 valandą video, visą laiką, kiekvieną savaitę. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjote, viso.